Kada reikalingas estetinis plombavimas? Estetinis plombavimas dažniausiai atliekamas nudilimams atstatyti, nuskilimams atkurti, maskuoti defektus, kaip tarkime dėmes, įtrūkimus, taip pat plačių tarpdančių uždarimui, spalvos bei formos korekcijai, maskuoti didelės plombas. Estetiniam plombavimui pakanka vos vieno vizito, tačiau prieš tai būtinai reikalinga konsultacija. Vienu kartu galima suplombuoti net 10 dantų, sukuriant visą šypseną. Labai svarbu tinkamai prižiūrėti estetinį plombavimą, naudoti gydytojo paskirtas priežiūros priemonės bei atlikti poliravimus kas 6 mėnesius. Estetinis plombavimas atliekamas tiesiogiai burnoje, sluoksniuojant šviesoje kietėjančias plombinės medžiagas. Estetinis plombavimas tarnauja iki 10 metų. Tikėtina, kad po 5-7 metų plombavimą reikės atnaujinti arba pakeisti.